Valstybinė komisija buvo suformuota prieš daugiau negu apie porą savaičių. Ir realiai šiai dienai jau yra spalio 15 dienai komisija pasirašiusi statybos užbaigimo aktą. Tai iš esmės reiškia, kad statinio statyba yra baigta ir kad statinys atitinka teisės aktų reikalavimus, kad jis yra pastatytas pagal projektinius sprendinius ir iš esmės, kad galima pradėti eksploatuoti. Pagrinde dalyvavo be abejo energetikos inspekcija, valstybinė energetikos inspekcija, taip pat buvo statybos inspekcijos atstovai, kurių atstovas buvo ir pirmininkas komisijos, regioninio aplinkos apsaugos departamento atstovai, savivaldybės atstovas, architektas buvo, taipogi visuomenės sveikatos centro atstovai, darbo inspekcija. Tolesni darbai iš esmės siejasi jau tiesiogiai su eksploatacija, tai visų pirma yra be abejo gamybos leidimas, kurį išduoda energetikos ministerija, taipogi yra sutarties su Litgrid įtvirtinimas, tai yra nuolatinio prijungimo akto pasirašymas su perdavimo sistemos operatoriumi ir eksploatacijos pradžia, daugiau esminių kaip ir jokių momentų nėra. Komanda iš tikrųjų jau suformuota buvo nuo, jeigu neklystų, sausio ar vasario mėnesio, kai žmonės buvo surinkti ir taip, personalas ruošėsi visą tą laiką, dirbo lygiagrečiai kartu su rangovu, mokėsi, sėmėsi patirties iš jų, o taipogi nemaža dalis komandos atėjo ir iš statybos skyriaus, kur anksčiau dirbo prižiūrint šitą projektą kartu su konsultantais iš OF Consult. Pati statyba truko nuo balandžio 2009 metų, tai yra kiek daugiau negu 3 metus, 3,5 metų maždaug.